Ar sutiktumėte paplaukioti urve? Jei taip, tai gal tai jūsų svajonių turas. Keliamės į Pong Nam miestą Vietname, pasirūpiname tinkamą aprangą ir išsiruošiame į urvą. Pirmiausiai laukia 500 laiptelių aukštyn, o tada dar daugiau laiptelių žemyn ir gilyn į Paradise Cave. Turistai gali pamatyti tik 1 kilometrą šio urvo, tačiau mūsų nedidelė grupelė šiandien pamatys visus 7. Tai pirmiausia, mūsų gidė mūsų supažindina su gausybė stalaktitų ir stalagmitų, kurie susiformavo per tūkstančius metų. O tada pamatome dar yra klasės urvuose gyvenančias žuvis bei šikšnosparnius. Negalėjau patikėti, kokio dydžio erdvės slepiasi po žeme, nes kai kurie urvų kambariai siekia net iki 150 metrų aukštį. Na ir štai atėjo ta akimirka, kai turėjome užsidėti gelbėjimosi liemenes, praeiti nelabai maloniai siaurą atkarpą ir šokti į vėsų vandenį bei plaukti urve. Giliai urvo viduje temperatūra siekia apie 20 laipsnių, taigi po pasiplaukiojimo žygiuoti tikrai nebuvo labai šilta. Tačiau vaizdai atperka viską. Ši vien saulės apšviečiama urvo dalis buvo tikrai neįtikėtina ir čia aš tikrai apsidžiaugiau, kad išdrįsau keliauti į šį neįprastą turą.